Sveiki, motoparduotuvės kanalo žiūrėtojai, vėl sveikiname su jumis nuo motoparduotuvės prie Akropolio Vilniuje ir šį kartą testuosim kiek įdomesnę techniką. Tai yra elektrinis triratis Barton 3, 800 W, 60 Ah baterija ir planas yra su juo nuvažiuoti iki namų. Namai yra už 43 km su 300 metrų nusileidimu ir 300 metrų pakilimu. Techniškai gamintojas deklaruoja, kad daiktas nuvažiuoja iki 50 km, bet manau, tai buvo testuota idealiom sąlygom tik tai tiesiu keliu, o kaip mums seksis su tais pakilimais ir nusileidimais, tuoj pamatysim. Na kągi, esame kelyje, greitį laikom apie 30 km/h, čia yra maždaug maksimalus greitis. Ir žiūrim, šiaip oras geras, vienas tik svarbus gan aspektas. Paprastai, kai testuoja nuvažiuojamą atstumą, išvažiuoja su pilnai pakrautu, aš išvažiavau su ne visiškai pilnai pakrautu, vis dar degė raudona lemputė, nors įkrovimas turėtų būti, manau, apie 90 kokių procentų. Tai aišku, nei gera, ne pilnas testas, bet gal ir visai gerai realaus gyvenimo testas. Nežinau, ar su manim lenktyniauja, aš su juo tai lenktyniauja. Įžūlus dviratininkai rodo, kas čia bosas. Pamatė mane ir ant milijono pasidavė į priekį. Jaučiu ilgai netrauks. Pažiūrėsim, kas juoksis paskutinis. Na kągi, pavyko ištrūkti iš miesto ir, kaip sakant, prieš akis tik wide open road. Kol kas silpnumų ženklų nerodo, čia aišku įkalnė truputį sulėtėjom iki gal 25-6, bet netame esmė. Aš tai pagalvojau važiuodamas, kad motoparduotuvės šūkis yra jauniems ir taip besijaučiantiems. O tokią techniką, jeigu daugiau pardavinėtume, kaip turėtų šūkis skambėti? Tiems, kurie vis dar su mumis nepaisant jų garbaus amžiaus, jūs šaunuoliai, kažkaip tai. Judam toliau. Nuvažiuota beje yra 16 km, viskas sekas neblogai, mieste buvo nemažai remontų, tai šiek tiek gal ilgiau užtruko negu planavau, bet oras geras, mašinų išvažiavus iš miesto gerokai sumažėjo. Ir belieka mėgautis bekompromisę prabangą. Jūs beje nematėt, gal čia kokius įrankius turiu ir sėdynę, ir vandenuką turiu, kur įsidėti, tai šiaip fainai visai važiuojasi. Pirma reikšminė stotelė, Sudervės parduotuvė. Aišku, kad mes į Maximas oligarcham pinigų netiduodam, o kaimelių parduotuvės reikia remti. Užeisim, nusipirksim šokoladuką. Tai va, noriu parodyti, kokią prabangą važiuoju, kokia sėdynė, kokie turėklai. Labai įdomus aspektas, kad turim antivylio ratukus. Va, tai per daug neprimandravosi, bet gal visai ir gerai yra, nes įmanoma su juo pakelt priekį iš tikrųjų. Tai va, einam nusipirksim kažką užkast ir judėsim tolyn. Na ką, išvažiuojam iš Dūkštų. Dūkštos buvo paskutinis civilizacijos taškas mūsų maršrute. Ir išvažiuojam į džiunglės, į visišką nežinę, tai jei mane suvalgys vilkai ar meškos, tai jūs neliūdėkit, nes aš šypsojaus. Pagal spidometrą 37 km, jau čia už pušinėlio leidžiuosi į tas kalvas. Ir viskas kol kas neblogai. Nežinau, ar matos, žiūrėk šukuose kieno greičio. Įveikti 30 keli kilometrai ir norėjau tik parodyti, kokia graži yra Lietuvos gamta, kuria šiaip visai turiu laiko pasimėgauti važiuodamas. Ir nežinau, kiek matysis, bet nuo greičio labai šukuose įdomiai pasidarė. Ką daro greitis. Žieduose reikia biškį greitį nusimest, nes vienas ratas kyla biškį
Bet su to galima susitaikyti. Žiedą beveik visada galima paimti ir maksimaliu greičiu. Nuvažiuoti, kiek čia tų kilometrų, virš 40 jau šiek tiek, iki namų lieka nebetoli, bet ten turėsim dar bonusą. Va ir žadėtas bonusas. Kaip sako, žmogų gali išmesti iš enduro, bet enduro iš žmogaus neišmesi. Žvyrkelis nėra pačios geriausios būklės, kokios galėtų būti. Tarka stiproka, bet žmonės ir su smartais važiuoja, tai reiškia įmanoma juo važiuoti. Lieka 2 nemažos įkalnės ir yra šiokia tokia viltis, kad tempsim. Bet dar ne viskas baigta. Kur reikalai šiaip sau, visai šiaip sau, bet lieka nebe taip toli. Žvyrkelių važiavimas ne pati stiprioji šito daikto pusė ir su kuru reikalai yra stipriai prasti, bet vis dar važiuojam ir nekemšu šampano. Bet realiai jau paskutinė įkalnė yra į pabaigą ir žvalgausi po nuostabės apylinkės. Manau, toj susitiksim iš kiemo. Pats šiek tiek negaliu patikėti, bet suku į kiemą ir neprireikė evakuatoriaus. Grįžau namo 43 km, tai šitas daiktas panašu, kad veikia kaip tarpmiestinis transportas. Tai jeigu turit senelį, dėdę, tetą, kažką, kas nori ekologiško, tylaus daikto, kuris nuvažiuoja net nepilnai pakrautas 40 kelis kilometrus maksimaliu greičiu ir parveža mane iš Vilniaus namo, tai niekur toliau ir nebežiūrėkit, jūs turit savo atsakymą. Ačiū visiems žiūrėjusiems ir kitų kartų. Žmona sakė, kas čia per stebuklas, duok ir man išbandyti, tai išvarė dar po kiemą palakstyti su tuo pačiu jau beveik išsikrovusiu, bet jis pasirodo dar neišsikrovęs, puikiausiai važiuoja.